FNAF'as. Kur tu matai? O, Foxy. Taigi šiandien mes Tomu įsilaužėme vieną populiariausių renginių Lietuvoje – į Komikoną. Susimokėjau už savo bilietus. Bet mes turėjom užduotį. Kadangi aš esu toks milžiniškas, vienas populiariausių žmonių visoje Lietuvoje, aš negaliu nueiti renginį, kur bus pilna vaikų ir būti net pažintas. Taigi mes Tomu sugalvojom užsimaskuoti. Nusprendėm kas kokias 10 minučių nusimti po vieną daiktą. Ar mes nusėmam kaukės? Man atrodo, jau bereikšmės šitas dalykas. Jau bereikšmės tas kaukės yra. Ir patestuot maždaug per kiek laiko mus atpažins. Ir viskas tikrai neės pagal planą. Dažnai, kad mes COVID laikais filmuojam, žinai. Taip čia iš praeitų metų. Iš praeitų metų, čionai. Kai su kaukėm visi turėjo vaikščioti. Kodėl pas tave ant kepurės parašyta Vegaso striptizas? Ne, aš tiesiog vieną kartą buvau nuėjęs ir man tiesiog... striptizas. Aš ten jau, aš ten tik dėl kepurės ėjau. Man ten tiesiog ten tiesiog sakė, ten geros kepurės yra, aš ten tiesiog netėjau kepurės nusipirkti. Bliam, matau, man rodo, mums kaukė. Kažką reiks daryti su tą kaukę, aš nieko nematau. Arba akinius reiks nusimti. Mūsų pirmas dalykas, kurį mes nusimėm, tai yra kapišonas. Pala, ar aš galiu kažką laimėti? Davai laimėk. Man rodo, čia nėra mano amžiaus grupiai. Man rodo, tas batutas net laikys, ant kurio reikia šakinėti. Batutas ten yra, aš nepastebėjau. Man atrodo, tau net batutą nereikės, tu tiesiog pasistiek. Aš tiesiog... Tipo, kas blogai su tuo yra? Tipo, čia ne tiktokas, ne tą žmonės daro. Subway surferius šiandien. Ką tik pro mūsų praėjo apsauginis į mus žiūrėdamas, man atrodo, jie iš tiesų mus profiliuoja. Jie realiai bijo, kad mes kažką padarysim toj. O gal nusėmam akinius jau? Labai mes čia daug jau, jo. Man labai sunku yra kažką daryti. Jo, man irgi. O, ne, jis visą laiką turėjo du. O! Aš dominato draugas. Ir va čia sugriuvo mūsų visa misija. Bet mes nepasidavėm, gal niekas daugiau mūsų nebeatpažins. Žiūrėk, aš vėliau turėsiu ar susitiko, okei? Gerai. Žiūrėk, tiesiog ką darom nuo šiol, ignoruojam, gerai? Tiesiog ignoruojam visus, kas atpažįsta mus. Nekenčiu aš jų nekenčiu iš tikrųjų. Eik dabar skundą pasaky. Seni, mums reikia įdėti iš Candy Pop. Mums reikia įdėti iš Candy Pop. Kodėl? Kas buvo? Dabar buvo. O kas buvo? Reikia įdėti. Judam. Labą dieną. Taip galima. Ir va taip žlugo mūsų visa idėja. Mūsų užpuolė vaikai. Bet tada turėjom netikėtą siurprizą. Galiu pasimatuoti kepurę. Mano kepurė? Jo. Čia mano užsimaskavimas, nelabai galim. Bet Tomsai, aš mantos. Ką? Ar tu? O Dieve, jau prasideda. Prie Gusto eikit geriau. Petriukas tai, Petriukas. Gerai, čia yra labai negerai, Gusto jau prigavo, tai dabar aš tiesiog pradėjau bėgti, nes Gustas jau visi paliktas. Jūs galite man patarimų duoti, man reikia 15 žmonių aksesuarų pasimatuoti. Čia stovas davė užduotį. Aš tau galiu atiduoti vieną aksesuarą nemokamai. Nori? Aš turiu vieną aksesuarą labai gerą. Davai. Ne, palauk, jas reikia nuplėšti nuo čia. Va, dabar laikyk. Kodėl jūs irgi sausais? Pala, Kodėl? Ei! Kodėl visi sausais? Bet ir jūs panašus. Jūs ryžė. Jo, mes ryžė. Tada mes sutikom šitą bičiuką vardu Ernestas Liutkus, jį rasit Instagrame, kuris mums labai padėjo su filmavimu. Ir kol mes keitėmės kontaktais, prie mūsų priėjo 2 ūsuoti žmonės. Kad bus visas dienas. Nu, davai. Mes esame iš jūsų federacijos ir jūs turite išbandyti Hado. Hado. Tai yra pirmasis technologinis sportas pasaulyje. Tipo, aš galiu sportuoti ir man net nereikia sportuoti. Bazaras. Va taip. Šokė. Federacijos, Ne. Galima išbandyti. Ar čia netikri ūsai? Ne, čia tikri ūsai. Apie ką jūs kalbat? O galima išbandyti. Tikrai galima išbandyti. Nemokamai. Nemokamai. Tai reikia užsiregistruoti su QR kodu. Ką labai lengva padaryti. O ką dabar daryti, jeigu filmuoja telefonas ir tik per jį galim QR kodą nuskanuoti? Gal jūs, pavyzdžiui, galit mus nelegaliai praleisti? Galim. Aš Gerai. manau, kad galim. Su viena išimtim užsiregistruosit į sekmadienio turnyrą. Bet mes tik vienos dienos bilietą turim. Nu va. Va taip va. Nu klausykit, nu taip gavas. Nu mes ne visi pinigų turim. Iš federacijos reikia pasimti pašalpą kokią, žinai, ten pasimti šiek tiek Jūsų pinigų. federacijos? Jo, ten dalina. Žinai, Einam pažaisim. Einam pažaisti! Jeigu nebus kažkas ypatingas, žinokit, aš pasakysiu visiems, pasakysiu. Aš pasakysiu visiems, kad tu turi Nekenčiu moteris. žaidimas ganėtinai paprastas, kvadratų principų viskas yra.
reikia surinkti kuo daugiau taškų savo komandai šiuo atveju, kadangi 1-1, tai, žodžiu, tiesiog... Tai aš tiesiog turėsiu laimėti. Jo, turėsi laimėti. Tai judesiai ganėtinai paprasti, pakeliat ranką, kraunat kulkas, savo kamolius, staigiai ištiesiat juos iššaunat, laikot ranką į apačią nuleistą, kraunat savo skydą, staigiai pakeliat, pastatot skydą. Viskas bus paprasčiau, kai pradėsime žaisti. Ką tik pasikeitė kokybė ir mes dabar esam 8K. Čia 8K, ne rekordina. Karočią, čia matot, vyksta veiksmas, dabar toks, jisai dabar dedas laidą, juostą ant kaklo. Aš vykstu į kitą dimensiją. Pala man užtins akis, jeigu taip bus suspausta. Tomai, tu duhas. Aš tai nieko nematau. Aš irgi. Karočią, parduot mus norit. Parduot kiniečiam visą informaciją. Čia Tomas labai gražiai šoka, bet mes nešokt susirinkom. Pasiruoškit žiauriausiai virtualiai kovai jūsų gyvenime. Mėlynimiaus šluodė, Tomai! Lygiosios! Ačiū, aš tau myliu. Žinai ką, Tomai? Žinai ką? Tikras draugas. Tikras draugas! Negauju! Kas laimėtojas? Tomzas! Tomzas! Gerai, aš vienintelis. Laimėjau. Laimėjau, draugystę. Tu! Karočią, aš išeinu. Viskas, aš išeinu. Čia netikri ūsai buvo net. Čia irgi netikri ūsai buvo. Noriu labai padėkoti Hado Lithuania už tai, kad leido mums išbandyti jų virtualų į sportą. Jie yra žiauriai maladėts. Jeigu ir jūs norite pasportuoti, tai galite padaryti Hado arenui Vilniuje. Tik aš nepažadu, kad jums nereiks susimokėti už tai. O dabar aplankykim kitą Komikono pastatą. Žiūrėk, Demogorgonai. Kas? Demogorgonai. Čia va šitie yra Demogorgonai. Kas čia yra? Čia Demogorgonai, aš tau Iš kur tu tūkstantinį čia kartą ištraukei? sakau, kas čia yra, blema, čia Demogorgonai. Va čia populiariausia Komikono vieta – rūkymo zona. Taip. Ką galvojate apie šią zoną? Nežinau, visai fainai. Įdomiau negu viduj turbūt vis Tu tiek. gali su mikrofonu į juos parodyti manęs. Ten aš. Kur? Ai. Ten aš. Drive. Jo. Realiai, duotų pravažiuoti šiaip. Atsiprašau, o duotumėt pravažiuoti? Sorry, turit laimėti. O tai kaip man žinot, ar gera pavyzdžiui? Čia bet kokią idėją aš galiu turėti. Žinoma. Mano idėja bus vyras, kuris nemuša savo moters. Seni, va čia tai išradimas. Va čia tai išradimas. Eina savo kaip gėdai. Čia jau bus tavo balionas ir tavo idėja. Ir kur man įdėti reikės? Pasimt? Čia tavo jau. Tai yra vyras, kuris nemuša savo moters. O, blemba, būtų gerai, kad toks. Jo. Tokių daugiau, kad Tokių, jo, reikia. Tomu, mes čia galim video sėditinti. Ar tu gali savo veidą Ar pajungti? aš galiu savo video jungti? per YouTube drąsiai. Čia kažkoks gėjus. Turit gal kažko alkoholinio? Supratau. O ne, jis manęs, žiūrėkit, sveiki. Šiandien darysim vlogą iš Olafo burnos. Gal dabar kažko alkoholinio atsirado? Ne, vis dar nėra. Taip praneškit, jeigu... Jo, jeigu ką, tai Mane labai išvargino buvimas tokiu juokingu visą laiką. Taigi sugalvojau perduoti savo darbą Tomui. Klausimas, kokius telefonus turit? Ai, tai iPhone'ai, ne? Ne Samsungai. O tai kur, aš noriu pakalbėti su jūsų menedžeriu. galite ateit pažaisti. Kas čia? O čia tas, kur atsilenkia. Wow. iPhone'ai, aš myliu pit stop. Tomai, viskas, nevykėliu to. Ir vis tiek laimėjom? Aš laimėjau kažką. Gaila, ne Samsungą. Batman'e, žinau, kad mes ilgai nesikalbėjom. Žmonės galvoja, kad aš debilas. Batman'e, kalėdų senelį. Kaip aš norėčiau, kad mano svajonė virstų tikra. Aš nenoriu nieko daugiau kaip tik tai vyro. Ne, wow. Kaip aš norėčiau rasti po eglutę vyrą, kuris nemuša moters. Ar galėsi man užpildyti šitą norą? Žiūrėkit, turiu klausimą, o turit alkoholinio kažko? Ne. Gal idėja, kada yra, kada bus? Neįsivaizduoju. Pasirodo, žmonės nebijo. Žiūrėk, elektrošokas. Mane su tokiu kalėjime daužė.
Aš laimėjau. Kalmaro žaidimas. Čia man mane praeit be eilės. O tai dabar kaip prieš kitus atrodys? Kaip? Kiti laukia, o tu įeini. Jo. Nes mes populiarūs žiauriai esam ir mes geresni už kitus esam. Ne? Ne taip veikia? Kaip mums praeit be eilės? Kaip jums praeiti be eilės, Jo. atsistoti į eilę ir laukti eilėje. Bet čia bus eilė tada praėjimas. Na taip. Aš realiai hipotermiją susirgsiu, jeigu neįeisiu per minutę dabar. Nelieskit manęs, prašau. Bet jis mane filmuoja. Mano kamera vyro neįleido. Kaip man dabar matys mane? Koks tu gražus. Ačiū. Dieve, Stengiaus. koks tu gražus. O Ačiū. čia kokie dantukai. O dieve mano. Breketus Jeigu nešiojau. Aš breketus nešiojau. Jeigu aš išpjausiu jas. Pasimsiu. Jeigu išpjausi- Įsivaizduok tokį karolį. Kiek jūs man sumokėsit Aš tokį už tai? karolį. Kiek? Nu, kiek Kiek sumokėsit vienas man? dantukas? 3 eurai. Tu už 3 eurus po vieną dantuką? Jo. Kaip pigiai. Tai geras. Bet man reikia, apsimoka, broli. bet man grinais. Nes aš nenoriu, kad matytų. Jie sakė, jie man sukiš mano dantis į šikną. O dieve, Tomai, žinau, atsargiai, žinai, tai toj pašauks, man atrodo. Nušaukit mane, prašau. Nušaukit mane. Taip. Maldauju. Kodėl jis nenušovė, blemba? Nu tiesiog, slabakas, tiesiog bailys. Sveiki. Gal jau yra? Ne. Nekenčiu šito šūdno festivalio. Čia yra šūdas. Šūdas komikonas yra. Šūdas. Kas čia bus? Čia mano svajonė. Vyras, kuris nemuša. Savo moters. Kas Tomui buvo? Ar tu tas vyras, kuris nemuša savo moters? Aš mušu. Mes bandom atrasti tokį vyrą, kuris išpildytų šitą. Ai. Ar aš pretenduoju? Tu sunkiai girdėjai, šiaip aš supratau dabar. Ai, dabar pakartok visą, ką sakai iki šito momento. Ar aš Šitą palik. Tu manai, kad čia geras dalykas? Jo. Aš ir taip manau šiaip. Pasilikim šitą balioną. Jo, pasilik. Ne, Gustai.